Ką, sveiki visi. Šį vakarą, tiesa, visus su praėjusiam kalėdom, su artėjančiais naujais metais. Tikiuosi, linksmai praleidot kalėdas tarp šeimos, su šeimom. Šiandien noriu papasakoti apie kabliukų ir valų pasirinkimą. Daugelis dar nežino, kad vis dėlto reikia atkreipti dėmesį, kokį mes imam kabliuką ir kokį valą imam tam būtent kabliukui. Tai parodysiu, ką šiais metais rišau, kokie tai yra kabliukai. Parodysiu savo mėgstamiausius kabliukus. Šitie yra kabliukai mano patys mėgstamiausi. Aš neįsivaizduoju be jų žvejybos. Visi turbūt žino, kad aš mėgstu labai smulkę žuvį gaudyti, tai šitie kabliukai man yra numeris 1. Rinkoje yra belekiek daug kabliukų. Neįsivaizduoju karpių žvejybos be šitų kabliukų. Niekaip neįsivaizduoju. Niekaip neįsivaizduoju, pakol kas jiem alternatyvos neradau. Kai kur karpius gaudau su šito modelio kabliukais irgi, bet jie yra silpnesni už asari kabliukus. Kiek girdėjau, jau atsirado atstovai Lietuvoje asari kabliukų. Karšiniai kabliukai, klasikiniai 220. Kai kas mėgsta, žinau, vieną klubą labai mėgsta šitus fūdo kabliukus, labai patinka. Aukšliniai kabliukai, garbolino tikrai šiais metais labai patiko. Kolmiko kabliukai aukšliniai, tikrai geros, labai aukštos kokybės. Taip, kad čia yra mano visas arsenalas. Teko žiemą truputį prasivalyti, turėjau tokių nereikalingų. Tai daug teko išmesti. Tubertini kabliukai, grubiam, greitam aukšlių gaudimui. Hayabusa šitas modelis daugiau karosams skirtas, bet tai nėra panacėja, kad būtent tas kabliukas tai žuviai ar būtent tas kabliukas tai žuviai. Kiekvienas vandens telkinys vienaip ar kitaip jisai parodo, kad galbūt reikia kitaip. Šių metų labai patiko kabliukas, labai Tadui Radžiūnui didelis ačiū šitus kabliukus. Tai kelias varžybas teko dalyvauti ir vienam pasaulio čempionate teko su jais pažvejoti. Taigi, tiek apie kabliukus. Dabar parodysiu, kaip aš bent renkuosi žiemą rišdamas pavadėlius kabliuko ir valo kombinaciją. Parodysiu dar valus, kuriuos naudoju. Tai va, mano visi valai, gyvenu prie Panevėžio ir tokią turiu problemą, kad nelabai galiu nuvažiuoti į žūklės prekių parduotuvę ir nusipirkti tai, ką noriu. Perku tai, kas yra, arba tai, ką noriu pasirišti. Kartais ne visą laiką mano sandėliukė visko yra, tai tenka bėgti pirkti. Plonus valus visus naudoju Kolmiko, Hilo šitus arba Hilo šitus. Tikrai neblogi. Jeigu jų kartais pasibaigia ar aš jų neturiu, tokiu atveju bandau susirasti stroftą. Bet stroftas vėlgi yra užstorintas 200-osiom, su juo yra problema, ne visada lentynose yra šviežio valo, kad jisai būtų šviežias, tai jeigu čia parašyta 0,14, tai jis yra 0,16,
mažiausiai. Pavadėliam taip pat naudoju šitą valą, Kolmiko, ir sistemom naudoju Kolmiko šitą valą, ir pavadėliam naudoju lygiai taip pat, jisai irgi truputį užstorintas. Hilo šitas principė 1:1, parašyta 0,104, iš tikrųjų yra 0,105, taip kad jis iš principo 1:1, tikrai labai geras valas. Šitas valas yra minkštokas, bet jisai smulkiai žuviai, jeigu rišt pavadėlius 0,07, 0,08, tikrai viskas yra su juo gerai. Prieš naudodamas valą visą laiką pasitikrinu su mikrometru. Turiu nusipirkęs elektroninį mikrometrą, kur pasitikrinu valus, nes jeigu mes pasiemam stroftą ir ten parašyta 0,10, ten yra 0,12, tai kas daugiau žvejoja, ypač žiemą, tai tikrai žino, kad žuvis reaguoja į valą, žuvis reaguoja į kabliuko dydį. Ką šį vakarą norėjau papasakoti? Tai va, parišau vieną kabliuką. Čia yra valas 0,104 ir čia yra kabliukas 18 numerio Superfine Pole Special. Tai vat dabar žiūrėkit, kokį mes mažą eksperimentą padarysim. Jeigu mes prie jo pririšam valą 0,1 ir dedam tokio storio, tokio dydžio kabliuką, tarp kitko, jis yra apvyniotas 12 kartų. Valas praeina pro kabliuko vidų, pro lopetėlę. Ir ką aš jums norėjau pasakyti, kad jeigu mes užkabinam valą, įsivaizduokim, kad čia užsikabinu žuvis ir tempiam 0,1 valą, matot, kabliukas tiesinasi. Jūs įsivaizduokit, koks yra plonas kabliukas, su 0,1 valu jisai tiesinasi. Dabar iškart pasistoja klausimas, ar reikia šitam kabliukui naudoti 13 valą? Aš manau, kad ne, jis netinkamas. Todėl, kad mes turim super ploną kabliuką, kur žuvis jos nejaučia, bet valas, užstorinsim valą, žuvis pajus valą. Tai šitoj vietoj, ką noriu pabrėžti, kad pagal kabliuko storumą, pagal kabliuko lankstumą, pagal kabliuko dydį mes turim balansuoti ir su valu. Mes negalim rišti tokiam kabliukui 13 valų, nes neatlaikys kabliukas, jeigu mes pagausim didesnę žuvį. Šitą kabliuką atkabinant žuvį, jį su rankom labai lengvai susilanksto. Būna taip, kad per varžybas pagaus 10-20 žuvų su vienu kabliuku, jau jį reikia mesti lauk, dėl to, kad paprasčiausiai atkabindamas rankom jį jau sulankstai tą kabliuką. Taip pat, jeigu mes paimsim karšinį kabliuką, 220B, klasikinis karšinis kabliukas, ir mes jam pririšim tą patį 0,1 valas. Kokio storio kabliukas ir kokio plonumo valas. Čia galima pavadinti yra tikrai labai belia kaip storas kablys. Ar turės prasmę, kad mes jam pririšim 10 pavadėlį? Manau, ne, jisai viso labo yra 14 numerio. Lygiai taip pat, jeigu mes paimsim 16 numerio kabliukas su storos vielos, ar yra prasmė jam rišti pavadėlį 0,10? Manau, ne. Minimum 12 jau turėtume rišti tokiam kabliukui. Vėl, tai nereiškia, kad mes gaudysim ten didelę žuvį, ar mes gaudysim mažą žuvį. Taip kad
reikia gerai subalansuoti, lygiai taip pat darant namų darbus. Kabliuko storį, kabliuko minkštumą, kabliuko dydį ir valo storį. Tas, kas žvejoja žiemą, puikiai žino, kad užsidėjus avižą, kaip pavyzdys, 2,7 mm diametro, nes žiemą, kas žvejoja, žino, kad avižas meruoja pagal diametrą, pagal jos dydį, tai atplaukusi žuvis baksnoja, bet jie užsideda avižą 2,3 ir jie gauna tos žuvies atsaką. Poledinė žvejyba, feederis, dugninė, plūdė, nieko nesiskiria, turiuomenį žuvimi. Skiriasi tik tais jauko ir masalo pateikimu. Tie, kas daugiau žvejoja žiemą, jie labiau supranta, labiau pastebi tas niuansus, tuos smulkmenas, ką nepastebi žvejodami vasarą tiek su dugninė, tiek su feederiu. Į tą irgi reikia labai atkreipdėmėsi, ką mes pasirenkam. Žuvis labiau reaguoja į kabliuko dydį, kabliuko sunkumą, bet ne į valą. Valas truputį mažiau turi įtakos negu pats kabliukas. Tik pasirinkę kabliuką tinkamą, reikia pasirinkti ir tinkamą valą, nes kitaip praranda prasmė mažą kabliuką su storu valu arba storą kabliuką su plonu valu. Tai yra nesuderinami dalykai. Toliau tokie pastebėjimai. Kuris valas greičiau skęsta. Tai turi tiek dugninė įtakos, tai tiek turi plūdė įtakos pateikiant sistemas. Tai plonesnis valas skęsta lėčiau, tol pakol ant to valo nieko nėra. Jeigu mes pririšam prie plonesnio valo kabliuką, tas valas jau skęsta greičiau negu storas valas. Jeigu kas žinot fiziką, tai galima įrodyti fiziškai. Mes su Aivaru Sinkevičium šitą dalyką esam išbandę akvariumuose. Čia buvo vieną žiemą, pernai, man atrodo, metais kilęs klausimas, aš akvariumo jau nebeturiu keli metai, Aivaras turi namuose akvariumus, varyk, įmesk ir davai įrodom viens kitam. Tai taip ir įrodym viens kitam, kad plonesnis valas skęsta lėčiau, tol pakol ant jo nieko nėra. Pririšus kabliuką, plonesnis valas skęsta greičiau negu storesnis valas. Dažnu atveju varžybose pasirenki besileidžiančią sistemą, ypač smulkę žuvį gaudant, kartais riši ploną kabliuką, bet truputį storesnį valą, tik tai tam, kad suimituotum lengvą skendimą, kad kabliukas lėčiau leistųsi ant dugno. Bet dažnu atveju varžybų pabaiga jau renkiesi tiek plonesnį valą, tiek plonesnį kabliuką, mažesnį kabliuką, nes tu iš savo vietus jau išmuši žuvį, ta, kuri yra aktyvi, ta, kuri yra alkana. Į varžybų pabaigą dažnu atveju jau žuvis pasidaro įnoringesnė. Tai va, tai apie valų pasirinkimą toksai, užtat yra kabliukas Guru Pole Special 20 numerė. Tai mano markiruota 20 numerė, pagrindinis valas 0,105, 600, tai aš, kadangi statybininkas, tai rašau viską milimetrais, gal ne statybininkas, gal gamybininkas, tai rašau 600, būtinai kabliuko pavadinimą, kokį naudoju, kad matyčiau ir žinočiau. Tai užtat tas 20 numerio ir yra 0,1. Ryšiu dabar 22 numerio kabliuką, dugniniai, tai pavadėlį darysiu 0,09, nes 0,1 tai jau 20 numerį beveik tiesina kabliuką. Todėl yra toksai pasirinkimas. Šitie kabliukai, tarp kitko, yra neblogi, nes labai yra ilgas gėlonys. Tai čia va yra jau storesnis valas 18 numerio kabliukui. 16 numerio kabliukui dar palikau tą patį valą, bet vėlgi tai nėra panacėja, nežinau, jeigu per treniruotę reikės storesnio ar didesnio, bet jau 0,11 tikrai galima didelę žuvį išsitraukti su pavadėliu. Šičia kabliukai vėlgi iš tado yra
labai ploni, labai lengvučiai, bet aš dar su jais nežvėjau, dar jų nebandžiau. Pasirišau, vėlgi numeracija japoniška, tai labai plonučiai kabliukai, tai vėlgi neužsistorino. 3 numerio pavadėlis dugniniai yra 008, nes jie plonučiai, mažučiai, bet aš manau, kad nedideliem karšiukam, nedideliem skimeriukam jisai tikrai turėtų gan neblogai suveikti. Taip pat, va čia yra plūdžiai, visi nauji kabliukai, šitus esu išbandęs, tikrai labai patiko šitie kabliukai, šitų dar nebandžiau, pirmą kartą pasirišau, tai va, noriu išbandyti. Šitus kabliukus plūdžiai irgi dar nesu bandęs, šitų taip pat nesu bandęs. Šitus jau esu išbandęs, tikrai patiko, šitų irgi nebandęs, noriu labai pabandyti, bet tai nėra super ploni kabliukai, vidutinio storumo. Aišku, aš juos vėlgi visus vis tiek pasižymiu su mikrometru, kokio storumo vielą, kad bent jau orientuočiausi, ką jie daro. Dar viena knyga paruošta. Pradedant nuo 0,08, 0,9, čia iš principo yra vieno modelio kabliukai visi. Čia ir yra Guru Super Pole Special. Guru Pole Special tai nuo 18, čia yra vienodi kabliukai, va mato 22 numerių 008, 20 009, 18 01 ir toliau važiuoja, kuo didesnis kabliukas, tuo storesnis valas. Vėlgi, tai nėra panacėja, kad būtent taip ir bus. Va, jeigu žiūrėsim apačioj kito modelio kabliukas su stora viela, jau aš pradedu rišti pavadėlius 16 numerio, jau 0,125 pavadėlis. Nes nėra prasmės šičia dėti ploną valą, dėl to, kad pats kablys yra bele kaip storas. Tai tikrai neverta. Čia va vėl viskas prasideda nuo 009 ir važiuojam tolyn. Tai va, tiek šitai laidai, tiek šitam vakarui. Gale laidos vėlgi matysit, kaip pririšu su spalvotų valų pavadėlį, ko daug kas nematė. Manau, dabar kokybė turėtų šiek tiek geresnė, dar reikia tobulinti tą techniką. Gerai, taigi parodau dar kartą, kaip rišu kabliukus. Tai paėmiau spalvotą valą storą. Taigi šiuo atveju tik nereikia kreipti dėmesio, kad valas yra storas, aš vis tiek vyniosiu 12 kartų, nes visus kabliukus rišdamas vynioju ne mažiau kaip 12 kartų. Jeigu tai plonas valas 008, 009, vynioju ir 14, ir 15 kartų. Tokiu atveju kabliukas jisai labai statmenai valo laikosi. Taigi rišu labai paprastai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Va, valo galiuką palieku, nepalieku trumpą, kad galėčiau įtempti. Šitam krašte valas yra mano užfiksuotas su prispaudėju, kad aš galėčiau įtempti kilputę, užtempiu. Tada būtinai va šitą valą pravedu pro apačią. Reiškia, ten, kur smaigalys, pro tą pusę kilputės turi, ne kilputės lopetėlis, turi praeiti valas. Jis negali praeiti pro viršų, nes tada skiriasi kampas. Va, kaip turėtų būti. Ir tas ilgas valas, ypač rišant karpinius pavadėlius, jis turi būti ilgas tam, kad mes gerai užtemptume. Tam, kad tas užtempimas tikrai būtų stiprus, todėl kad kada mes turim didesnę žuvį,
visas valas išsitempia ir jisai suplonėja. Karpinius visus užrišu. Ir šitoj vietoj palieku 2-3 mm mažą siūliuką. Tai va kaip tas atrodo dabar surištas kabliukas. Ir pagal ilgio pavadėlio atsilaisvinu, užsikabinu ant savo stalo, pavyzdžiui, 60 cm, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Laikau, kur rišiu kilputę. Įsitempiu tam, kad man būtų patogu sekantį kabliuką rišti. Užsifiksuoju valą. Ir fideriui aš nenaudoju kilparišio, kaip jį pavadinti. Aš naudoju tik rankas, dėl to, kad šitoj vietoj gaunasi kilputį tik 6 mm, o man su rankom visą laiką pavyksta padaryti 15-10 mm kilputę. Čia vėl rišimas labai paprastas. Aš sulenkiu valą ir prakišu 2 kartus. Viskas. Kada per žiemą pririši 15 mm kilputę. Kada per žiemą pririši iki 1000-1500 pavadėlių, tai jau automatiškai tas gaunasi. Vėlgi, va, įtempiu valą ir šitoj vietoj palieku milimetrą, nukirpu. Viskas. 60 cm, 600 mm pavadėlis gatavas. Tai ką, visiems gerų naujų metų. Rašykit komentarus, tikrai atsakysiu, tikrai pamatęs, gal nesureaguosiu iš karto, bet tikrai kitos savaitės laidoj tikrai aš atsakysiu jūsų visus klausimus, kas ką domina. Tikslas šitų visų laidelių yra toksai, kad noriu pasidalinti su visais savo žiniomis, savo bagažu. Sekančią savaitę pakalbėsim apie vėlgi grįšim prie tų pačių pavadėlių, bet pajungsim masalus, kaip kabinasi masalai ant kabliuko, nes ten irgi yra daug labai niuansų. Pradedant nuo paprasto kukurūzų ir baigiant keliais zykais, matilium ir visu kitu, nes dar daug kas to nemoka. Esmė tame šitų laidų, kad visi tobulėtumėt, kad kuo daugiau sužinotumėt, nes mokintis realiai pats, pakol buvau jaunas, tą informaciją dėl konkurencijos slėpei, bet tai yra neteisinga. Bent savo klube tu ją išlieki, pasidalini su visais, bet kiti to nemato, kiti to nežino, kiti to nesupranta. Ateityje ateis šiltas metų laikas, apkalbėsim kiekvieną telkinį, kaip aš jį suprantu, kiek ten yra niuansų ir taip toliau. Taip, kad sekit laidas, aš manau, kad pratęsim kiekvienos savaitės pirmadienį po nedidelį 15-20 minučių bent pasidalinsiu savo patirtim. Taip, kad gerų naujų metų ir iki sekančio savaitės.